Tak my bardzo długo już was nie zatrzymamy. Jeszcze jeden takich z utworów będzie znowu dla kogo? Dla pani w pierwszym rzędzie, dla tych pań, których my kochamy. Bo dzisiaj jakoś wszystkie sentymenty chcieli przekazać dla kogo? Dla was, mamusi nasze kobiety, prawda? No to znaczy komu jak. A w pierwszym rzędzie my zauważamy, szukamy takich dziewcząt, które podobne na mamusów i tak dalej. To następny utwór będzie też dedykacja dla naszych wszystkich mam. Chcę zapoznać chłopców. Audrius, gitara, akustyczna gitara groja. Su Lumsdeliu groja irgi ir Vytas. Bet jis groja kitą kartą saksofonu. Tarp kitko, aš galiu jau pasakyti, kad jisai tampa rimtų vyrų. Paplokit. Mažiau negu mėnuo jisai žemėsis. Aišku, Tomas iš karto sako, ką tu darai, supranti. Bet aš galvoju, kad jisai su saksofono pagrojo tą dainą, suprantat. Arba tavo langė tamsu, arba aš nežinau, besamai mūčio jaučiu. Tai ką aš noriu pasakyti, aha, Vytas, tai čia Vytautas jo, jisai. Tomas laimingas jau ilgus metus. Jo, ir būgnais groja, ir sūnų turi, ir dukrą. Jauniausias pas mus yra Gediminas. Tarp kitko, kaip įdomu, aš noriu prisipažinti, kad prie mūsų priėjo tokia jauna mergaitė. Visos mergaitės gražios ir jaunos. Bet po to, kai priėjus, normaliai atrodė, tikrai, kažkur 93 metų. Bet iš karto prisikabino prie Gedimino ir sako, tu kontrabosu groji. Jis sako, dabar tai ne, bet groju kontrabosu jo. Nu ir jinai ten pradėjo sakyti, kad, reiškia, vyrai yra skirstomi pagal tą moterį. Taip, skirstomi kaip muzikiniai instrumentai metais. Jūs gal negirdėjot? Mes iki tos moters irgi negirdėjom. Tai kodėl kontrabosas prieisim? 20-30 vaikinas kaip fleita. 3 minutės derinasi, groja visą naktį. 40 metų kaip smuikas. Gražiai, romantiškai ir iki ryto. 50 metais kaip trombonas. Pusum tokie. Apgalvotai, piktai, bet neilgai. 60 metais fortepijonas. Derina pats, o groja kiti. Na ir 70 metais kažkodėl tai kontrabosas. Negroja, nederina, tik gazdina. Jo, tai tokia istorija mums papasakojo, bet aš žinau, kad ne visos moterys šitą istoriją gali papasakoti, ne? Štai, kad... Taip. A piosenka Piękna Pani. Piękna pani, o tym spojrzenie tego zna.
tikrųjų dar kartą pasikartoju, kad mes tikrai, ypač aš labai laimingas, kad mes susitikome. Że my mieli możliwość dzisiaj z wami spotkać się. Tak, utwór następny będzie ostatni. To podziękowanie od całego zespołu dla was, kad jūs turėt kantrybę pabūt su mumis. Kad iš tikrųjų visi tie žodžiai buvo maždaug tikrai iš mano pasąmonės, tai yra iš mano širdies, to ja wszystko mówiłam naprawdę od serca. Ir norėčiau, kad jūs šitą koncertą prisimintumėt nors iki rytojaus ryto. O iš tikrųjų, mūsų mažas toks kolektyvas tikrai labai džiaugiasi, kiekvienas myli savo mamą ir iš tikrųjų, o mes kartu visas ansamblis mylim ir jūs, mamos. Ir tikrai ačiū jums labai, kad mes kartu taip šimtai pabuvome. Šie, kaip sakant, nors ir vasara, kaip sakant, kaip vasaros dar tik artėja, bet toks gražus, tokia graži diena, saulėtas, kažkoks tai toks sekmadienis, bet jūs su mumis. Ačiū jums labai. Labai ačiū visiems, kad atėjote, kad buvote kartu. Aišku, dėkojame ir jums. Nuostabus vyrai, drogie panie, dziękuję, że byliście razem. Bądźcie dumni ze swoich dzieci, bądźcie zdrowe. Mielos mamos, būkite laimingos. Mama, aš tave myliu. Birutė. Gražios dienos visiems. Ačiū.
Dobrze, dobrze.